Tai vis tik tai mes esam prekyboje ir prašom kaip specialistė mums papasakot, kokia šiandien mūsų tema. Kaip ir anksčiau šnekėjom, akcinė bendrovė Rėkyva tai yra durpių įmonė. Šiuo metu mes norime jums pristatyti visai kitą produktą. Ta produktą, kurį mes pakuojame. Tai yra žievė. Žievė iš tikrųjų turi labai daug nuostabių gerų savybių. Pirmiausia, užpylus ją, jinai gerai išlaiko drėgmę dirvoje. Tai yra sulaikydama apie 73% vandens, kuris linkęs išgaruoti. Dar viena iš tų savybių, kuri apsaugo šaknis nuo temperatūrinių svyravimų. Taip pat žievė turi ir savybių šaknims purumui išlaikyti, dirvai purumui išlaikyti, tai yra gerai šaknims. Taip pat žievė turi galimybę apdėjus augalą žievę yra galimybė, kad dirva lietus neišplaus, ta prasme apsaugos nuo erozijos, vėjas neišsklaidys žemės dalelių. Nepalanki terpė piktžolėms augti. Nepraleisdama šviesos, piktžolės neturi galimybės išaugti. Tai yra tikrai labai aktualu mums moterims, kurios mūsų pareiga yra ravėti tas piktžolės, jos tiesiog labiau auga negu gėlės. Tai yra pagrindinės savybės, kurias turi žievė. Taip pat žievė kaip mulčius gali būti gera ekologinė trąša, pastovėjusi kelis metus. Taip kad šiuo metu akcinė bendrovė Rėkyva būtent siūlo šiuos produktus ir noriu pasakyti, kad dabar yra organizuojama akcija. Prancūziška žievė, kuri yra daugiau gali būti ir dekoratyvinė. Maišelio kaina yra 10 litų, o lietuviška žievė 7 litai už maišelį, kurio tūris 80 litrų. Norint gerai padengti augalą, taip kad jisai gerai atliktų visas funkcijas, kurias ką tik išvardėjau, pirmiausia reikia nuimti velieną. Rožės turėtų būti pasodintos į substratą, kuris tinkamas būtent rožėms, kurį gamina akcinė bendrovė Rėkyva. Gerai apdirbame žemę taip, kad joje visai neliktų piktžolių, šaknų, nieko. Tada paimame agroplėvelę. Pagal ją iškerpame taip, kad apgaubtumėme augalą pilnai. Tada užpilame lietuviško žievės, kadangi jinai nėra tokia išvaizdi. Tada užpilame prancūzišką žievę, ta, kuri yra gražesnė. Bet mūsų žievė yra nedažyta, tai yra irgi labai aktualu, labai svarbu. Kadangi dažyta žievė, jau visiems skaitosi, turi tam tikrų cheminių priedų. Čia matote, mes apdengėme rožės žievę. Kaip aš anksčiau minėjau, kokias funkcijas atlieka žievė, tai būtent tiesiog pademonstravau, kaip tai daroma. Aišku, galima neturint agroplėvelės nenaudoti. Bet tada šiek tiek galimybė didesnė, kad piktžolės vis dėlto prasiskverbs dažniau negu uždėjus agroplėvelę. Praeitą kartą reklamoje mes labai gražiai šnekėjome, kad jūs pirkote mūsų durpę ir kad kaip auginsite šilauoges. Dabar jau praėjo kažkiek laiko ir būtų labai malonu išgirsti, kaip vis dėlto pasisekė. Ar ta mūsų durpė tikrai buvo stebuklinga? Taip, jūsų durpė tikrai stebuklinga, kadangi paruošta yra spygliuočiam, rododendram, šilauogei. Ir sėkmės garantas yra, kad yra daroma taip, kaip priklauso. Nemažai reikia durpių, labai nemažai. Įgilinti reikia ne mažiau kaip pusę metro, net ir daugiau. Ir pakelti reikia apie 20 cm per gerą sprindį. Ir kiekvieną rudenį dar reikia papildomai ruožžiemai vėl per sprindį užpilti durpėm. Tai čia yra pagrindas laistyti lietaus upelio tvenkinio vandeniu. Nepersistengti, neperlaistyti ir neperdžiovinti. Mūsų Lietuvoje yra madinga šita šilauogė, kreipiasi durpės būtent skirto šilauogėm. Taip, tik pas jūs ir galima gauti. Pas jūs paruošta su minimaliom trąšom, bet po to, po pasodinimo reikia dar maitinimą.
Bet čia jau yra atskira literatūra, atskiras žinios ir čia kas sodina, tas būtinai susiranda. Taip, jau paprastai Jo. po pasodinimo praėjus Jo. mėnesiui mes rekomenduojam vėl papildomai patręšti. Taip, būtina net.